Labas rytas. Už lango šiandien -2,5. Spėkit, ką šiandien veiksim. Teisingai, važiuosim kulti linelius. Reikia nuimti čia kitą pjaunamą užsidėję turime kombainą. Bandysim paimti paskutinę linų lauką. Lapkričio 26 dieną. Užsidedam kepuriuką, kad nenukristų ausis nuo šalčio. Toks biški truputį dežavų. Param. Ką, jungiamasi kombainiukai. Lipam kurti. Žiūrėsim, ar neužšalo. Skrendam. Darbiniai padėti. Ką dabar reikia ratukus pastatyti. Čia reikia 2 rankų pasijungti, tada rozetę, viską. Ir pulsim. Plašėtai, nes buvo prišalę transporteriai. Lauke stovėjo McDonald's. Bet atlipinau, jau sukasi. Ką, reikia bandyti. Nupuoliau šiaip ne taip. Su sutrikimais. Sulūžo šiaudų skleistuvo plokštelė nulūžo, tai teko vėl skleisti pradalgis. Bunkerį pribirėjo turbūt panašiai arba mažiau negu iš hektaro prieš tai. Iš 3 hektarų prikūliau tiek, kiek iš hektaro dabar. Nebent čia geriau išsikūlė. Matysim, kaip pasversim. Nu ką, oficialiai galim skelbti jau apjūtės pabaigą. Nors yra likę dobilų. Dar nekultų, bet jie supūvo. Tai skelbė jau apjūtės pabaigą. Mačiau labai daug peržiūrų po praeito video, tai turbūt visi labai pasiilgė jau apjūtės. Tai va, šiandien šiek tiek jau apjūtės dar parodau ir viskas, ką reikia kabintis, važiuoti namo, sverti matuoti. Buvo sunkus, galiu pasakyti, ne taip kaip tikėjausi. Galvojau, kad pašals bus geriau, bet akivaizdu to šalčio buvo per mažai. 2 laipsniai, taip drėgna. Dalgis sunkiai pjauna, nors naujas dalgis ir buvo užsikišęs vienas iki, kur žolių daugiau. Tiesiog velėsi, kombainas sunkiai ryja, tokiais gniužulais, gukt, striginėja, neslysta masė per kombainą. Tai toks sunkus reikalas. Va taip, gerai, tada reikia derlių išsipilti, pasverti ir džiovinti. Paskui valyti, paskui dar perkalti tuos neišsikūlusius. Nu tai laukuose baigta jau apjūtė, o kombainui tai dar nebaigta. Turėsis dar biškį kūlimo, nes trintuvės tai neturim. Gerai, kabiname. Trūks vieną talką. Laukiam 3 mm. Dar biškį liko. Taigi
geri 3 kubai bus prisikūlę, nes čia visai pilna nepripyliau. 3 kubai, kokie pusę tonos. Na va, lygiai toną bunkerinio svorio. Tai kas čia gaunasi iš 2,8 panašiai hektaro. Beveik tiek pat, kiek praeitą kartą iš 1 hektarą. O dabar, aišku, truputį sausesnė atrodo. Gal ne truputį, gerokai gal prasausesnė. Tas šaltis vis tiek savo padarė džiovinimą. Ir šiek tiek daugiau išsikūlė, nu tai, bet vis tiek derlius gaunus čia nais dvigubai mažesnis. Na, bet ir žemė čia buvo prastesnė. Sieta irgi turbūt gegužės 30. Naujas laukas, dirbta sieta. Labai gerai, kad nusikūlėm prieš šią amžiaus, ne amžiaus tūkstantmečio, net ne tūkstantmečio, o po baisiausią pūgą po paskutinio ledynmečio netgi. Spėjom nusikulti linelius ir įsivaryti Magdoną į garažą. Einam. Reikia atleisti šitos guminius transporterius. Kelių čia ratų 22 arba 24. Taip. Pasižiūrim. 24. Čia taitinimas, čia atleidimas. Okay. Nevalgyk padangų tiktais, dukrytė. Nu va, geras. Maskatuojasi, tabaluojasi. Čia guolius galimas apžiūrėti. Einam į kitą pusę. Mergaitės, padėkit man sukti. Šitą aš kairę rankę suku čia su dešinė. Oi, kitas reikalas. Sukam dukrytę. Atsileinam. Reikės gal išsiimti čia pavasarį. Išsivalyti guoliai, gal prilenda visokių šienų. Taip, dabar vidurinis transporteris. Ten neprieisi, man atrodo, brambački. Nenusivalėm, bet skubėjom, nusivalysim tas šiaudas. Taip. Centrinis. Aha. Reikia čia 16 arba 17 raktą. Jau įtempėjęs, matosi indikacija. Ir taip, reikia paprastą raktą atsinešti.
O. Nu, meška. Meška, mano. Ką čia turi vėl? Gražuolės. Nu, einam sniegą valgyti. Einam. Va taip va konstruojam. Bunkeriukas. Grūdų rūšiavimo linija, sėklų rūšiavimo linija. Reikalingi rezerviniai bunkeriai. Tai virinu po truputį. Čia tiem, kas sako, ką tu žiemą veiki. Nėra ką veikti ūkininkam žiemą. Va ir ką veikti. Dirbam 24/7/365. Dar čia reikia dėti vieną lapą. Čia lapas. Tada padaryti dugną kampovo kaip ten. Kad išbirėtų slystų sėklos. Pasijungiu tokį šildytuviuką, kad pašildytų biškį balioną, nes apšala reduktorius, neįmanoma virinti. Apšerkšnyje visas nuo dujų srautų. Tai va šiandien pasijungiau, šildo visai gerai virinti. Šaltas reduktorius, bet jau geriau. Tai va, laukuose nėra ką kaip parodyti, nes užsnygogi. Tūkstantmečio pūga šitą užpūstę. Šliaužus visas pakavoja. Tai laukus varysim gal kai nuleis sniegelį. O dabar čia yra daug darbelio dar. Va taip va. Na ką, šiandien tiek virinimo. Sudėjau į žambinius. Laikinus sutvirtinimam. Nelaikinus į žambinius. Įdėjau paskutinį skardos lapą, kurį galėjau įdėti. Daugiau reikės tik apvertus įdėti likusius lapus ir pagaminti kūgius dugnui. Ir ką šiandien suvirinau kokį 1,5 kilometrą ištisinių siūlių. Ne pačias gražiausias. Nesu profesionalus virintojas, bet kartais pameistrauju. Tai va, kol lauke prisnigė, pašalė, laukuose nėra ką rodyti. Tai va tiek pasirodau, ką veikiam žiemos vakarais. Ate.